Šratinuko pasakėlės. Sveiki, bičiuliai! Sveiki ir vėl, mielieji, ištikimieji, nepakartojamieji Šratinuko pasakėlių klausytojai. Su jumis sveikinasi vėl ta pati chebrytė, kaip ir praėjusią laidelę. Tai aš, Dalė, Adelė ir Ugnė. Labuka. Čia. Truputėlį čia sumaišiau, taigi laba diena. Čiup. Sučilbėjo mums Ugnė, o kad jau taip nori čilbėti, aš tuoj pat jai liepsiu iščilbėti mįslės įminimą. Ar atsimenate praėjusios laidos mįslę? Nelabai. Taigi reiktų pakartoti. Taip. Gerai, tuomet pakartoju. Dieną naktį verpia audžia, o pats plikas nuogas snaudžia. Dar kartą, netgi 2 kartus šiandien kartoju ir galbūt net ir 3 pakartosiu, jeigu neįminsit iš karto. Dieną naktį verpia audžia, o pats plikas nuogas snaudžia. Taigi, Ugnė, dabar jau rėžk atsakymą, arba man teks kartoti dar kartą. Audžia. Staklės. Staklės snaudžia. Kaip atrodo snaudžiančios staklės? Tai gal dar truputėlį pagalvoti reikia. Gerai, tuomet kartoju 3 kartą žiauriai sudėtingą mįslę. Dieną naktį verpia, audžia, o pats plikas nuogas snaudžia. Adelė, gal tu žinai? Kažkaip atrodo, kad voras, bet voras biškį plaukų turi. Na, tai čia tiesiog mįslė truputėlį nugražino, bet tu esi teisi, tai yra voras. Ir ką tu žinai apie vorus, neskaitant to, kad jie turi šiek tiek plaukų? Man vorai labai patinka ir jei vorą priminė, tau nelaimė nutiks, visi taip sako. Tai tuomet turėtų vorai nepatikti, nes jie ropinėja čia, tu nežinai, kada gali ant jo užminti ar dar ką padaryti. Man jie labai patinka. Gražūs? Nelabai, bet patinka, kai būna labai ilgom kojom. Ai, žodžiu, tie tokie ilgakojai, kaip per sienas ropoja. Aha. O Ugniai kaip su vorais sekasi draugauti? Ar kai kurie žmonės, pavyzdžiui, turi baimę vorams, ten fobija yra kažkokia, tik dabar negaliu atsiminti, kaip jį vadinasi, bet žodžiu yra tokių, kurie paniškai bijo vorų, pamato vorą, žviegia, patys lipa sienam, kad tik tais daugiau nematytų to voro ar su juo nesusidurtų ir neduok Dieve nereiktų jį paliesti. Man, pavyzdžiui, jeigu pačiai, tai man labai irgi patinka vorai, man ypač patinka, nelabai patinka kur ilgas kojas, tik tai, kai vaikšto ranką, kai aš ją paimu, tai kad ten. Man labiausiai labai gražus vorai yra su kryžiais, kryžiuočiai, kaip vadinasi. Bet jų negalima špilisti, bet aš iš šono pasižiūrėjau, kaip jūs sakėte, apie kurią baimę turi voriam. Tai buvo man tokia nelaimė nutikus, aš galėjau ligoniniai. Ir pas manim galėjo tokia Vidmantė. Ir mes kalbėjomės, ten vakarė neturėjom ką veikti, ten ligoniniai vis tiek leidžia iki 10 tik žiūrėti teliką vaikų skyrių ir mes kalbėjome ir sakė, aš labai bijau ir ligoniniai buvo voras, tai labai įsiganda. Įsigando, ar ką jį darė įsigandusi? Iškart lipo į lovą, pasako, patrauk tą vorą. Garsiai žviegia, taip, Taip, net seselė atėjo. Aha, ir tuomet patraukė tą vorą. Jis sako, atėjo, sako, aš truputėlį, įsigandau, kas čia buvo, sakau, Vidmantė vorą įsigandau, sako, tu mano, bet tokio dalyką, sako, taip spiegti reikia. Na, iš tikrųjų, kiekvienas žmogus bijo skirtingų dalykų. Vieni bijo aukščio, kiti bijo vandens, kiti bijo gyvačio, kai kurie bijo vorų ir žviegia dėl vorų. Ir yra visiškai natūralu. Tiems, kurie nebijo, tai atrodo nesuprantama ir nesuvokiama, o tie, kurie bijo, jiems iš tikrųjų atrodo širdis sustos. Na, bet galbūt ne apie vorų baimės, šiek tiek iš kito kampo pažiūrėkime į vorus ir išklausykime mūsų paruoštą šios dienos pasakėlę, kuri vadinasi skubos darbas
Ir šią pasaką parašė Mykolas Sluckis. Taigi klausom. Šratinuko pasakėlės. Medyje tupėjo voras. Saulė šildė ir vargšas nepajuto, kaip užmigo. Užmigęs skanius vabzdžių kumpius susapnavo, šviežius dūmų kvepiančius, ant iešmų pamautus. Pamiklino kojeles, kad griebs, ir iškrito iš medžio. Iškrito ir sprandą nutrūko. Vajėja, kas daryti, toks plyšys. Vandens pribėgs už apykaklės, kai lietus užnarins, o debesis jau renkasi, baision krūvon stumėsi. Patvaryje zirzė musė, sulenkta adata ir plonų siūlų peteliškiams sukneles raukė. Pagelbėk, kaiminėlė, Paprašė voras. matai, kokia nelaimė man. Vieni niekai, Atšovė musė. tik tupėk ir nekrutėk. Viens įvėrė adaton siūlą. 2 vorui ant nugaros atsistojo. 3 dūrė keletą kartų iš eilės. 4 galus surišo. Ar jau? Niešti sprandą vorai. Nesimuistik irgi mat. Žvilgt siuvėja į savo darbą atsimerkus, žvilgt užsimerkus. Pasirodė jai, kad nestipriai sukabinta. Vėl plišvorui apykaklė, vėl ją gaišins, o peteliškės ką pasakys? Visos užkvestos iš žiogų balių ir visos nori būti gražios. 1 musės taurą siūlą įvėrė, 2 kelis kart dūrė, 3 kiek jėgų turėdamas sutraukė. Ir štai jau nebesiulė, kietas mazgas. Dabar nebesuks voras jai galvos, 100 metų laikys. Kaip musė siuvo, visas kiemas girdėjo, bet tylėjo. Nemalonian pateksi, mažmožio pasiūti neprisiprašysi. Kuo aš tau atsilyginsiu, kaiminėlė? Susigrūdinęs dėkojo voras. Būk sveikas, aš nelupikautoja, darbą myliu. Voras likęs vienas čiupca už nugaros. Vajėja, ogi kuprotas. Nuo to nelaimingo atsitikimo daug laiko bus praėję. Musė jau ir adatos atsižadėjo. Nebesiuvėja, kiemsargė ir valytoja. Bet voras už kuprą iki šiol dar neatsilygino. Spastus jai spendžia, tinklais gaudo ir karė. Šratinuko pasakėlės. Ugnė labai tokiamis žvaliomis akimis į mane žiūri, kaip tau ši pasakėlė. Nu, graži, aš taip įbestomis, kaip sakai, akimis žiūrėjau, man patiko. Čia galima netgi pasakyti, yra kaip kokia legenda, sakmė, padavimas, kodėl voras yra kuprotas. Taigi, Adelė, dabar jau gražiai, paprastai, trumpai ir aiškiai pasakyk, tai iš kurgi pas vorą atsirado ta kupra. Musės vėjai jam padarė tą kuprą, kiek aš supratau, kai siuvo jam. O kodėl musė siuvo vorą? Apykaklė jam suplyšo, nuplyšo. Čia buvo netgi pasakyta taip, kad voras nutrūko sprandą ir tą sprandą reikėjo prisiūti prie apykaklės, taip? Ai, sprandą tenais reikėjo jam prisiūti. Na, aš kažkaip tai taip supratau, palauk, dabar tu jau pat atsiverčiu knygą ir pasižiūriu, kaip čia, va, štai ir parašyta. Iškrito iš medžio, iškrito ir sprandą nutrūko, reiškia, tą sprandą reikėjo prisiūti. Bet kodėl jis, pavyzdžiui, dabar pagalvokim. Šiaip, kai žmogus atsako, oi, nusisukė sprandą, tai reikia manyti, kad kas atsitinka nusisukus sprandą. Kad tam žmogui sprandas nusuktas į kitą pusę. Tai ar jis dar gyvas? Nebelabai. Tai turbūt joks siuvimas, jokia musė su savo siūlais nebepadėtų. Nebe.
Na, bet pasirodo voras, kai nutrūksta sprandai, jam dar galima padėti. Tai jam pasisekė. Arba čia tiesiog tik graži pasaka. Turbūt. Na, štai taip, vat musė siuvo. O kodėl pasaka vadinasi skubos darbas? Taip staigiai peršokau prie tokio klausimo. Ugne, gal tu galėtum kaip nors pasamprotauti? Skubus darbas, nes ta musė labai skubėjo, jam susiūti, kad jis nemirtų. Jis labai skubėjo, greičiau galbūt. Na taip, musė skubėjo, dėl to skubos darbas, bet priežastis, dėl ko skubėjo musė, tavo įvardinta yra neteisingai. Ne dėl to, musė nesistengia kuo greičiau išgelbėti vorą. Dėl ko ji taip skubėjo tuomet, Adelė? Nes jinai norėjo greičiau susiūt, kad jos nebetrukdytų, jisai dėl to per antrą kartą siuvo, o skubos darbas, nes jinai skubėjo taip, kad greičiau suspėtų plašakiams pasiūt suknelės, juk jos nori gražiau atrodyti. Taip, Adelės, visiškai teisi, galima sakyti, pusę pasakos per pasaką į savais žodžiais ir labai taikliai. Na, o dabar tavęs pačios noriu paklausti, ar tau kada nors teko atlikti skubos darbą? Na, tiesiog, kad tik greičiau. Svarbu, kad padaryta, o nesvarbu kaip. Dažnai būna. Su namų darbais ypač, taip? Jau taip šipsais? Ne, dažniausiai būna su kambario tvarkymuose. Ir kaip tu jį dabar atskleisk paslaptį, visi paklausom, kaip Adelė sugeba greitai sutvarkyti kambarį. Ar jis tikrai būna sutvarkytas? Pas mus dažniausiai grindys nebūna apjauktas, o stalas viską sumeta į savo stalčių. O jau stalčiaus tvarkymas į kambario tvarkymą nebeįeina. Stalčiui metus vieną kartą susitvarkau. Ach, štai kokie tu tinginiukė, Ugniai sutvarkymuose, ar tai skubos darbas, ar tvarkaisi atsakingai ir kruopščiai? Būna visokių dalykų, nes kai skubu pas draugę, kas būna, kai kokia, pavyzdžiui, laiko ūkį ir buvo pagimdžiusi karvytė, tai aš labai skubėjau ir mama sako, kol nesusitvarkysi kambario, niekur neisi. Tai aš, kas buvo nukrytį, aš viską po lovą sustumėjau ir sako, mama, nu gerai galėti. O paskui iš tos lovos jau reikia viską traukti, apdulkėjusius daiktus ir tvarkytis iš naujo. Tai gaunasi skubos darbas yra dvigubas darbas. Taip, nes kai aš turiu sesę Elvietą ir jinai dažnai labai perstumdo visą kambarį, tai kai perstumdo mano lovą, tai pamato ir aš turiu vėl susitvarkyti. Tada jau gerai. Žodžiu, po lovą yra tavo visų daiktų saugykla. Taip dažnai. Bet pats dabar čia buvo šita pasaka, voro patirtis, jums turėtų būti geras pavyzdys, kad štai kaip va taip skubės dirbti, va ir pačios pasidarysit kuprotos ir galų gale kaip tą musę visi persekėsis. Žodžius, nereikia niekur skubėti, geriau viską padaryti vieną kartą, bet tvarkingai. Ar aš neteisi? Teisi. Bet jau taip atsidusai, taip nenoriai. Aha. Na, o mes labai skubame užbaigti mūsų šios dienos laidą. Taigi, ar tai bus skubos darbas ar ne? Nu, skubos, kaip aš suprantu, nes jeigu norime pabaigti laidą ir taip kuo greičiau, tai reiškia skubos. Bet mes iš tikrųjų gal net ir nenorim, o reikia. Vis dėlto, galbūt kam nors jau atsibodus, čia voras, kažkoks skubos darbas, nei šis, nei tas. Na, jeigu nei šis, nei tas, tai tuomet mes šią laidą ir pabaigsim. Na, bet pabaigsim ne šiaip savo. Neužmiršom myslės ir dabar tą myslę to jau pat jums užminsiu. Tai yra, kai tik lapai sušlamėjo, tuoj į girią nudulkėjo. Kai tik lapai sušlamėjo, tuoj į girią nudulkėjo. Taigi, o dabar atsisveikiname su jumis. Iki kito karto. Čiau, čiau. Ate. Su jumis buvo Šratinuko pasakėlės.